girdžiu kažkoks sprogimas. Net pasileidau biškį kraują, ta proga, kad čia viskas veikia. Na ką, dar vienas klientas su krūvelė problemyčių. Viena iš jų tai ką, šiandien turim tokį CLS 6.3 V8 biturbo ir jam naujinam magnetolos softą. Žiūrėsim vidų. Turim va tokį gražų saloniuką ir magnetolos softą naujinam tam, kad galėtume surašyti naujus žemėlapius navigacijos, kadangi navigacija dabar yra 12 metų, amerikietiška, tai tiesiog reikės sueuropinti šitą dalyką ir turbūt, kad tiek ir žinių bus su šitą. Tai ką, jau surašiau update'ą magnetolos, yra naujausias softas, bet palikau papyrus spalvų schemą, kadangi skidelio nenaujinom, tai kad būtų vienodos spalvos. Dabar atnaujinsim navigacijos žemėlapius, jau pradėjo naujinti, tai manau, kad kokia gera valandėlė ir automobilis bus baigtas. Tai su juo kaip ir lengvi darbeliai čia tokie palyginti, bet užtruko nemažai. Tai vien magnetolos softą naujinimas apie 1,5 valandos, jeigu gerai pamenu, ir dar magnetolos navigacija irgi panašiai valanda plius. Tai vat, tokie darbeliai ir judam toliau. Ką, į pabaigą navigacijos atnaujinimas 99%. Užtruko panašiai apie 1,5 valandos. Tai visai ilgai rašosi. Turėsim europinius 23 metų žemėlapius, dėja naujesnių kol kas nėra, bet tiks ir tokie. Nemanau, kad tenais labai dideli atnaujinimai bus. Jeigu ir bus šiemet, tai atsinaujina žemėlapį ir galima jau išsitraukti USB. Na ir žiūrėsim. Tai, kaip matom, jau yra pilną ekraną padarysim. Na, turim europinius žemėlapius ir viskas. Automobilis baigtas, tai su šituo tiek ir judam toliau. Taip, šitam 212 darėm TPF regeneraciją priverstinę ir padarėm dar, kad su rakteliu galima būtų ne tik atidaryti bagažinę, bet ir uždaryti. Tai vat, originaliai funkcija yra tik tai atidarimai, tai dabar bus ir uždarimai. Na ką, dar vienas klientas su krūvelė problemyčių. Viena iš jų vėlgi AdBlue sistema. Už 87 km rodo, kad nebeleis užsivesti automobilio. Turbūt jūsų nuostabai ir mano paties taipogi vienas iš mažiausiai pravažiavusių automobilių, kuriam darysiu AdBlue išjungimą. Tai yra 94 000 km. Automobilis pakankamai nedaug pravažiavęs ir jau turi problemų. Problemytė dar viena yra su ventiliatorium. Jisai sukasi pastoviai pilnu greičiu. Tai reikės irgi susižiūrėti šitą gedimą ir žiūrėsim, galbūt arba aš jį pašalinsiu, jeigu čia elektronika, arba jau siūsiu pas kolegas, kad tvarkytųsi. Na ką, turim 212 ir jam darysim tokią krūvą visą darbų. Tai padarysim eko režimo atmintį, kad užkūrus kiekvieną kartą nereikėtų jo išjunginėti. Taip pat AMG meniu spidometrui, pavarų dėžės adaptacija, bendra diagnostika, dar kažkas tai buvo su langu berods irgi uždarius pilnai
jisai šiek tiek prasidaro, tai irgi reikės susižiūrėti. Ir dar keli buvo dalykai sąraše, tai vėliau turbūt tiesiog patikslinsiu. Tai dabar darysim AMG meniu ir paskutinį režimą. Taip, AMG meniu jau turim. Va tokią informaciją galime matyti. Bet yra dar viena problema su šito automobiliu. Taip, einame servisus ir turim Blind Spot Assist klaidą. Šitam automobiliui yra numirę blokeliai ir jie yra išimti. Tai tiesiog pašalinsim ir išprogramuosim šitą Blind Spot sistemą, kad nemestų klaidų. Ir toliau darysim Eco režimo paskutinę funkciją. Tai ką, visgi klaidų nebėra skidelė su Blind Spotu, bet tenka daryti regeneraciją DPF-o. Kadangi vienas purkštukas minimum šiek tiek myža ir dabar yra pasikimšęs tas DPF-as, tai tenka šiek tiek jį pradeginti. Galima vietoj šitam automobiliui tai padaryti, tai taip ir darysim. Ir reikės būtinai greičiausiu metu vežti automobilį pas motoristus, kadangi tie purkštukai tikrai nelabai tvarkingai dirba. Ok, tai palieku šitą automobilį, tegu jisai čionais birbė ir eisiu prie kito. Pasimsiu kitą kompą ir darysim tenais diagnostiką. Nu va, 2.12 darosi regeneracija pats stovint. Tai visai šitas kompas man patinka, kad jisai pats gali stovint pasidaryti regeneraciją, nebūtina važiuoti su automobiliu. Tai tokias vat naujienas. Su 212 baigia regeneraciją daryti ir reikės pasibaigti dar keletą darbelių. Na ką, važiuojam su 205 C klasė ir vėl automobilis su AdBlue sistemos problemom. Tai automobiliui šitam jau AdBlue sistemą atjungiam. Dabar vyksta regeneracija. Kadangi prasivažinėja nemažą laiką turbūt su check engine lemputė, tai užsikimšo DPF-as. Ir jau pati regeneracija neprasideda, tai tenka regeneraciją padaryti rankiniu būdu su kompiuteriu. Tai dabar važiuoju ir esu paleidęs regeneraciją. Reikia važiuoti iki 50 km/h ir sūkiai turi būti tarp 2 ir 4 tūkstančių sūkių variklio. Tai jau yra žalia skalė DPF regeneracijos ir automobilis jau regeneruoja DPF filtrą. Jau yra 94% iš prieš tai buvusių 190%. Tai taip įdomiai skaičiuoja. Nežinau, kodėl taip padaryta, bet matyt, galima daugiau negu 100% užpildyti filtrą. Gerai pakimšus. Tai gerai, važiuojam, prasivažiuosim. Manau, turėtų trukti apie kokių 15 minučių, tai tikrai, nes pakankamai greitai trunka visi šitie dalykai, jeigu nėra labai didelio užsikimšimo ir geras pralaidumas. Tai jau yra, kol kalbėjom, 85%. Manau, kad išsideginti turėtų ir automobilis turėtų važiuoti toliau be problemų. Na ką, turim GL 166 ir jam yra tokia problemytė, kad kurį laiką važinėjo su automobiliu degančia AdBlue klaida ir pasikimšo DPF-as. Tai su AdBlue susitvarkėm ir dabar darom regeneraciją kietųjų dalelių filtrą. Tai prieš regeneraciją reikia užkaitinti variklį ir praeiti tokį testą ir po to reikia prasivažiuoti su automobiliu. Tai dabar šitą dalyką darysim ir bandysim išvalyti DPF-ą. Dabar kas dar su šito automobiliu, tai matom, yra dega aktyvaus Blind Spoto ir pre-safe funkcijų klaidos. Yra du radarai negyvi, tai vienas dešinys priekinis ir galinis dešinys kampinis. Reikės susižiūrėti turbūt klientui jos pasikeisti ir tos klaidos nebedegs. Tai dabar palieku automobilį čionais birbti ir tegu skaičiuoja, kiek ten tų suodžių yra prisikaupę automobilyje. Na ką, išvažiavau su GL-u, praėjo pirmas testas, nustatė, kad
DPF-as turi 226% užsikimšimo ir 15 gramų suodžių. Tai dabar važiuojam nuo 2 iki 4 tūkstančių sūkių ir iki 50 km per valandą. Tokiu režimu važiuojant automobilis kaitina DPF filtrą, pildamas papildomai kūro, vadinamas 5 ciklas vyksta ir taip išsidegina nešvarumai. Jau yra 151 procentas DPF užsikimšimas, tai reiškia, pamažu kaip ir vyksta kažkas tai, ta regeneracija. Temperatūra yra kol kas dar ne tokia, kokia norėtųsi, 570 laipsnių turėtų būti 600 plius. Bet manau, po biškį įkais ir galės DPF-as toliau tarnauti išsivalęs. Tai važiuoju toliau ir deginam suodžius. Regeneracija įvyko sėkmingai. Ataušinėja filtras, praktiškai jau galima gesinti automobilį ir grąžinti klientui. Jo, užsiiminėjau čia tokio mazochizmu. Reikia pakeisti CLS-o spyną, užvedimą. Užvedimo spyną jau užsiėmiau, jinai yra bloga ir ją teko ištraukti per čionais, nes kitokio varianto aš nematau. Ir kad ją ištraukti, tai reikia tiek praktiškai nusiardyti. Daug lengviau yra iš tikrųjų ant 212 E-klasės, tarkim, išsiimti spyną. Tiesiog užtenka apdailą čionais pasikelti ir spyna išsitraukia. Čionais reikia ir jėgos, ir laiko, ir kantrybės iš tikrųjų, kad išsitrauk šitą dalyką. Tai tokie reikalai. Gerai. Turiu jau kitą spyną ir dedu ją atgal. Spyną pajungiau, viskas, raktas įdėtas, veikia, užsikarė automobilis. Aišku, čia milijonas klaidų dabar meta, bet nesmė. Šitos dalykus sutvarkysim pakankamai lengvai. Reikės tiesiog viską surinkti, ištrinti klaidas ir automobilis bus paruoštas. Vėl kaip praeitoj serijai užsiėmu automobilių persekiojimu. Distroniko radaro kalibracija, tas pats CLS-as, kuriam darėm užvedimo spyną, pats radaras, reikia jį perkalibruoti. Nežinau kodėl, bet rodo tiesiog, kad jisai pakrypęs į kairę. Tai pabandysim jį sukalibruoti iš naujo, nors ir pozicija jo atrodo kaip ir teisinga. Tai dabar seku Toyota ir bandau nesusipykinti. Tai taip, jau yra 19 procentų praėję kalibracijas ir manau, kad dar kokių 15 minučių reikės turbūt pasivažinėti paskui automobilius ir taip sukalibruosim radarą. Persikeliam į 221 remontą. Prasiardžiau bagažinę ir, kaip matom, vienas stiprintuvas ir kitas stiprintuvas. Jau pakeičiau garsą stiprintuvą, nes senasis yra miręs, tai šitas veikia, yra atsiųstas iš šroto ir viskas su juo yra tvarkoj. Net pasileidau biškį kraujo, ta proga, kad čia viskas veikia. Tai viskas bus tvarkoj, dabar reikia tik tai viską susirinkti. Kiek pastebėjau, tai čia yra buvę šiek tiek drėgmės, bet dabar buvo nulyja ir nieko aš čia daugiau nematau. Kad būtų daugiau pribėgę, tai tikėkime, kad viskas veiks. Tai tiesiog reikės savininkui pasakyti, kad prisimintų, kad čia gali būti problema ir tiek. Tai surinkinėjau viską atgal ir bandysim tvarkyti sekančias bėdas. Ir dar viena problema šitam S-klasės variante. Nestiprintuvas, o bagažinės laidai. Tai bagažinės dangčio laidai yra 4 nutrūkę ir dar keletą yra jau tuoj be nutrūksančių. Tai juos reikia sutvarkyti
kad nenusilankstytų toliau ir užizoliuoti gerai. Nedaug trūko, turbūt būtų buvę ir problemyčių. Tai ne vien, kad gali laidai nutrūkti, bet dar gali ir kažkur patrumpinti. Na, tikėkime, kad viskas bus tvarkoj, sujungus ir daugiau nieko nepagadino. Na, žiūrim, ar padėjo. Opa, atsidaro. Nu, ar užsidaro? Užsidaro. Žodžiu, viskas yra super, su bagažinė išsiaiškinam. Taip pat buvo problema ir su kamera. Kamerą pakeičiau ir buvo dar problema ir su laidais. Laidai buvo nukarpyti irgi. Ne šitoj pusėje, o kitoj pusėje. Tai šitą dalyką sutvarkiau irgi, tai praktiškai automobilis į finišo tiesėje. Ką, lėkiu su S500, 220 kėbulas ir jam yra šiokia tokia problemėlė su pavarų dėžės kulisa. Kartais nemato, kokioj yra padėtyje pavarų selektorius, tai šitą dalyką reikės pabandyti sutvarkyti. Dažniausiai užtenka tik pravalyti ir palituoti, bet žiūrėsim, kaip mums tenais gausis. Šitas automobilis iš esmės yra mano draugo vieno ir šiaip tokių senų neįmų jau, praktiškai nuo 2.5 tik tai kažkokie modeliai, kurie eina, jau imu, bet, na, kaip draugai padarysim išimti. Tai, okei, lėkiu iki garažo ir reikės ardytis visą centrinio tunelio apdailą ir išsiiminėti kulisą. Taip, turiu čia tokį 204 ir jam reikia keisti skydelį. Skydelis kartais nebeįsijungia, tai dabar ką darom, tai klonuojam skydelio informaciją ir viską perkelsim į tą skydelį. Jie šiek tiek skiriasi, reikės tiesiog pakeisti rodyklės ir daugiau skirtumų praktiškai nebus. Aišku, dar priekinį viršelį šitą uždėsim, nes jisai gražesnis ir netoks subraižytas kaip šitas, bet turėtų veikti viskas. Na ką, visgi pagalvojau, nekeisiu aš tų rodyklių, paliksiu šitas oranžinės, nes būna kartais, kad jas nuiminėjant lūžta tiesiog varikliukai. Tai, kad taip nebūtų, tiesiog palikau ir kad neprisidaryti daugiau reikalų. Jau perpučiau programą. Tai kaip matom, rida ir viskas, kas buvo identiškai, kaip prieš tai. Tai tiesiog copy-paste, kaip sakoma. Žiūrėsim, užsikūrus. Jo, viskas kaip ir veikia. Temperatūra, kol kas nepašylus, apsukas, kuras, viskas kaip ir rodo. Žiūrėsim, jo, sąnaudas rodo. Žodžiu, tiesiog nukopijuotas praeitas skydelis ir įkopijuota visa informacija į kitą skydelį. Tai va, tiek žinių su šito automobiliu ir skambinu klientui, kad jau gali pasiimti. Na ką, labukas. Senai nesimatėm. Taip, bandysim kurti ceškę. Po žiemos miego, jinai buvo patraukta keletą kartų per žiemos laikotarpį, bet kiek žinau, tai yra problema jau su ir starteriu, tai bandysim kažkaip tai užsikurti ją. Tai jau problema ne tik su starteriu, bet ir su akumu. Tai einu, nešiu boosterį ir bandysiu kurti. Jo, turim 9,7 voltų. Šaunam boosterį. Nori, kad jie turi. Gerai, bandom kurti. Starterį davai, nepagask. Jo, jau reikia tikrai keisti. Nu, valio. Užsikūrėm, gerai. Bandysim nusivežti automobilį iki garažo ir turiu jau iš šroto gavę starterį. Bandysim
pasikeisti. Kaip čia viskas kieta. Labai jau senai aš su ją važiavau. Praktiškai geras pusmetis turbūt. Visi koilai viskas yra sureguliuota pagal trasą ant kiečiausios padėties ir sužeminta. Tai žiūrėsim, galbūt kažkiek reikės pakelti automobilį, gal kažkiek paminkštinti amortikus. Bet, na, kasdien važinėju su minkštesnė mašina, tai galbūt reikės ir pasilikti taip. Pasižiūrėsim dar. Yra galimybė reguliuoti amortikus, bet čia ne pagrindinis dalykas dabar. Pagrindinis yra pasikeisti starterį. Nes taip važinėti tai turbūt nelabai ilgai jisai tarnaus. Jis jau buvo prieš metus turbūt, kai tvarkiau mašiną, dėjau šitą variklį. Jau buvo klausimų dėl starterio, bet dabar jau tikrai į pabaigą viskas. Reikės ir kūrą užsipilti dar, irgi į pabaigą. Tai kol kas tiek, varau į garažą. O tokį aparatą turim. Milijonus klaidų, viskas čia mirksi pas mane. C103 ir jam reikės tvarkyti elektros bėdas. Nėra pilnos traukos, važiuojant vairas kryvai stovi ir traukia į dešinę. Tai reikės pasižiūrėti, ko jam čia dar trūksta. Reikės keisti vairo rytę, nes nereaguoja nei mygtukai į paspaudimus niekas. Tai pasižiūrėsim, ko čia tai mašinai trūksta ir parodysiu darbus. Taip, vienas iš gedimų šitam automobilyje yra svorio sensorius sėdynėje. Ir čia yra tokios svarstyklės biški mandresnės, kurios jau tikrai matuoja kilogramus. Ne vien, kad nuo paspaudimo jos tenais įsijungia arba atsijungia tą sistemą. Tai čia yra atskiras Weight Sensing System blokas, kuris šitoj sėdynėj ir stovi. Tai padarysim taip, kad mes jį atjungsim ir išprogramuosim, nes nereikalingas iš tikrųjų dalykas. Plus davikliai yra jau pagedę, tai na, toksai, nežinau, nebaisiai reikalingas dalykas tokiai mašinai. Tai jį išprogramuosim, kad airbagų klaidą pašalinti. Ką, turim situaciją. Vienas iš CAN magistralės laidų iki dėžutės neveikia. Tai prasiskambinau su testeriu ir yra kažkur tai trūkimas. Na, panašu, kad ir būt paprasčiau bus tiesiog visą laidą pakeisti, negu ieškoti, kurioje vietoje jisai tenais nutrūkęs ir nėra ryšio. Tai jau turiu kitą laidą ir bandysim jį tiesiog pakeisti. Nu, berdant giliau, kaip ir radau, kur nutrūkęs yra laidas. Matom, žalias laidukas yra nutrauktas. Tai bet kuriuo atveju naują tiesiu ir pamiršim šitą bėdą. Reikės dar apvinioti kažkaip tai šitos laidus, kad jie čia neprasitrintų, nes panašu, kad tiesiog į vairo visą kelmą prasitrynė. Tai reikės aptvarkyti, kad į ateitį nebūtų problemų. Nu, žiūrim. Mygtukai veikia, nieks nebemirksi. Tai reikės dabar pasidaryti tik tai su europinimą viso šito reikalo. Matom, laipsniai yra, temperatūra yra Fahrenheitais, tai padarysim Celsijais ir reikės dar su europinti magnetolą pabandyti. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Dar yra klaidos iš ABS ESP, tai abiejų galinių ABS daviklių kažkodėl nematai. Tai irgi reikės užmesti akį dėl ko. Nice. Ok, turim ir laiką, ir temperatūrą jau mums įprastų formatu. Čia dar liko su šviesom reikalų milijonas, bet nieko, šitos dalykus pasižiūrėsim. Ir magnetolą irgi turim sueuropinti dažniai ir laiko formatas irgi yra 24 valandų. Kaip priminsiu, Amerikoje yra 12 valandų formatas, tai nežinau, kodėl jie taip sugalvoja, bet turbūt jiems taip paprasčiau. Tai vat, kipsiu dabar į šviesų reikalus.
Ok, ir turim dar faceliftinės lempas į galą sudėtą su vat tokiais perėjimais blokeliais. Tai žiūrėkit, kas dabar darosi, kai pajudini tenais laidus. Tiesiog judinu laidus, vat, ir mirksi viskas čia. O dabar įspaudžiau tiesiog vyškę, tai pradeda viskas mirksėti aplinkui. Nežinau, kokybė tai šiaip su. Nu ir kaip čia tas priešrūkinis veiks, kai va tokie dalykai išsiskėtė kontaktai. Ja. Bandysim atitiesinti. Na ir kas negerai šitam paveikslėlį. Tai realiai pakrito kažkodėl tai galinė automobilio dalis. Kiek sakė šeimininkas, kad kažką tai tvarkė šitam ML-ui ir po to nukrito galas. Kaip ir neleidžia, klaidų nemeta, bet tiesiog turbūt teks perkalibruoti aukštį ir turėtų viskas susitvarkyti. Tai dabar tą ir darysim, jungsimės kompą. Turiu stebuklingą prietaisą kalibracinį, labai brangų iš senuko ir bandysim kalibruoti. Nu, turim rezultatą. Automobilis jau yra sukalibruotas, aukščiai viskas ok. Šiek tiek paleidau priekį ir pakėliau galą. Tai automobilį galima atiduoti ir nerašykit iš tikrųjų, ar galima pakelti mano mašiną, jeigu pas jūs nėra Airmatiko važiuoklis. Nes yra jau tai buvę, žmogus rašo, ar galima pakelti 203 ceškę, o ten pasirodo tiesiog spiruoklės. Tai kam bandyti laimę. Tai vat, situacija tokia, kad automobilis paruoštas ir judam toliau. Nu ką, starteris šurotinis jau vietai, sudėtas, sumontuotas. Aišku, sunkiausia turbūt buvo šitos atvarštus atsukti, o visa kita kaip yra labai paprastai. Na ir dar ką radau, tai bėga per karterį. Kažkodėl tai norėtųsi šitą dalyką irgi susitvarkyti, bet jau turbūt pats nelysiu čia, duosiu kaimynui, kad užsimtų. Ir bėga taip pat per pavarų dėžės elektrinę jungtį. Irgi reikės nupirkti naują, nors ir buvau dėjęs naują, bet po varžybų turbūt pramušė tenais viską. Tai reikės sudėti naują su naujom tarpiniam ir turėtų baigtis visi šitie lašėjimai. Tai vat, tokie dalykai. Tai leidžiu ceškę žemyn ir reikia dėti akumą. Akumą pakrovau, irgi toksai pusiau myrės buvo, 9 voltai. Tai dedu pakrautą akumą, varau laukan ir reikia ML pasikelti ant keltuvą ir nuorinti iki galo stabdžius. Jo, galvojau, važiuosiu jau šiandien, bet kaip matot, kapsi antifrizas ir apsimyžo stabdžių vamsdelis, irgi trūko. Tai keisiu stabdžių vamsdelius, reikia lėkti šiandien tada bandyti nusipirkti vamsdelių ir sujungimų. Žiūriu, ML-as mane nepaleidžia ir prašo susitvarkyti, nes keletą metų praktiškai nieko nereikėjo daryti. O dabar vat tokie dalykai. Čia dar išlaužta dugno apsauga, kažkur tai palikau, turbūt pusnyse. Nu nieko, šitą dalyką tai galima bus pakeisti nesunkiai, o jau sustabdžiu vamsdelį biški sudėtingiau. Tai pirmadienį sutariau, kad kaimynas pagelbės šito klausimu man, nenoriu aš ten pats lyst, nemoku. Tai visi turi dirbti savo darbus. Tai vat, tokie dalykai. Na ką, 166 ML-as ir biški įdomesnis atvejis. Blind spotas neveikia sistema ir pastebėjus veidrodėlį čia dega pranešimas, o čia pranešimas nedega. Tai pasijungus kompą irgi pasitvirtino, kad tiesiog neveikia veidrodėlyje lemputė. Tai dabar reikės išsiaiškinti, ar čia yra laidinė problema, galbūt nusilankstė laidai, nes yra lankstami veidrodžiai, o galbūt yra tiesiog lemputės problema veidrodėlyje. Tai reikės išsiaiškinti. Na ką, prasiardžiau veidrodį, pasijungiau čia tokius kaip kontakčiukus, nes sudėtinga su testeriu prieiti prie kontaktų. Tai
pliusas minusas ateina, reiškia, yra problema pačiam stikliukė. Tai pasižiūrėsiu, galbūt pas mane netyčia yra lemputės ir galbūt netyčia jos tiks. Tai pabandysim jas pakeisti. Nu, vat ir viskas, tiek čia tos bėdos. Matom, viena iš vienos klaidos, tai tik tai, kad pakeisti rakto bateriją. Lemputė veikia ir ten veikia. Tai toksai nestandartinis iš tikrųjų gedimas, nebūna labai dažnai iš tikrųjų tas lemputės, bet yra kaip yra. Tai pakeitėm ir viskas veikia. Nu ką, turim va tokį dizelinį šedevrą, 212 faceliftas su E3 abidaila. Važiavo su tokiom bėdelėm, kad yra čekutis visų mylimas ir Active Lane Keeping Assist klaida ir dar parodysiu ir blind spotą. Tai vat šitos dalykus reikės sužiūrėti ir reikės pagal galimybės sutvarkyti. Čekutis iš tikrųjų greičiausiai yra dėl kelių problemų. Tai viena iš jų, jau su raudonais kėdais, kaip matom, vat, išmetimo sistema visa balta. Tai vienas iš variantų, tai gali būti atblų gedimas. Tai pila tiesiog be reikalo atblų į išmetimą. Ir va toksai baltas nuodeguliu gaunasi pagražinimas išmetimo sistemos. Tai va, reikės šitą mašinėlę sutvarkyti ir įdėsim prie to ML-ą. Tam ML-ui jau pradėjau praeitą savaitę žiūrėti užvedimo spiną. Jos buvo sunku surasti, tai per keletą dienų savininkas pats susirado Utenoj iš ką tik pradėto ardyti automobilio. Tai atvežė sekmadienį man spiną ir reikės ją pakeisti. Na, vat ir turim visų mylimas atblų. Temperatūros sensorius miręs, per mažas atblų slėgis ir nežinau, nemanau, kad verta iš tikrųjų gaivinti visą šitą lavonyną. Tai tiesiog darysim atblų išjungimą. Ok, čia turim 204 C klasę ir žmogus atvežė automobilį prevenciniam remontui, sakykim taip. Tai turim ESL vairo užraktą emuliatorių. Jį statysim vietoj vairo užrakto, kadangi jau kaip ir praeitose serijose matėte, dažnai būna tokių dalykų, kad tiesiog nuo amžiaus tas vairo užraktas nebesugeba atidaryti vairo į atidarytą padėtį ir tiesiog automobilis visiškai nereaguoja, nei degimas įsijungia, tiesiog tik užrakinti ir atrakinti gali, tai ir naudoti automobilį kaip sandėliuką. Tai kad automobilis būtų ne sandėliukas, o automobilis, tai vat, ilgesniai perspektyvai geriausia būtų pasistatyti tada emuliatorių ir galima būtų jį naudoti. Tai dabar jau pasijungiau įrangą, nusiskaitysiu informaciją, suprogramuosim emuliatorių ir viskas, automobilis bus paruoštas. Dar prašė irgi numušti adaptacijas pavarų dėžės, kadangi buvo pakeistas skystis, tai 5G pavarų dėžėm užtenka tik tai numušti adaptacijas. Nereikia su jie specialiai važinėti su kompu ir programuoti kiekvieną pavarą, tai čia padarysim tik tai šitą atvejį. Tai vat, judam prie darbų. Na va, dar padarėm šitai C-škiai ir AMG meniu. Žmogus paskutiniu momentu sugalvoja, kad reikia padaryti šitą dalyką. Tai padarėm ir matom variklio alyvos temperatūrą. Ji mirksi dėl to, kad yra dar nepakankama temperatūra, sakykime, spausti gazas dugnas. Ir matom 54 laipsniai yra pavarų dėžės temperatūra. Tai va tokie dalykai matomi. Pasidėjau kompą ir dar toks va dalykas, įjungus pavarą. Tai matom, kelinta pavara yra, su kuria pavara važiuojam. Tai irgi geras dalykas. Žemyn paėjus, tai yra tiesiog dar timeris. Tai vat, tokie dalykai ir šitą automobilį jau tikrai paliekam savininkui. Na va,
su labai gero kaimyno pagalba turim jau pakeistų stabdžių vamzdelius, sujungimai. Pam. Čia reikės laikiklius irgi naujus nusipirkti, nes supuvę jau yra. Viskas sujungta, naujas stabdžių žarnelis. Čia nais matom yra vamzdeliai. Tai vat, viskas yra praktiškai visai neblogai. Norinam stabdžius, buvo ir priekiniam dešiniam rate šiek tiek oro. Tai reiškia, iš manęs norintojas nelabai koks. Reikia likti prie elektros, o ne prie mechaninių darbų. Bet viskas ok. Žodžiu, dedu dugno apsaugą čionais. Dar reikės biškį užpurkšti tokio. Turiu epoksidinio purškalo, kad mažiau žaliuotų varis. Ir viskas. Dar užsakiau šitoj vietoj yra tokia dugno apsauga. Jinai buvo sulaužyta. Ją užsakiau, reikės irgi uždėti. Ir viskas. ML-as kaip ir paruoštas. ML baigta. Dar yra pora iš tikrųjų niuansų nedidelių, bet važiavimui jau netrukdo. Vat toks priekis dabar yra, faceliftinis ML šiam 3. Tai parašykit komentaruose, ar vertėjo visą šitą dalyką daryti ar ne. Aš manau, kad tikrai vertėjo. Nors ir labai brangiai viskas atsistoja, bet tikrai daug gražiau. Taip, turim vieną iš pirmųjų mano gamintų turbinos plaučių adapterių. Ir kaip matom, jisai yra sutrūkęs. Viskas yra ok, tai čia yra, sakykime taip, pirmosios versijos bandomosios, su jom galėjo būti problemų, kadangi tai yra, kaip ir pusiau testiniai dalykai. Tai taip parodysiu dabar. O tai atrodo pirmoji versija. Tai sienelė pakankamai plona gavosi, kadangi išmatavimai imti nuo originaliaus plaučių antgalio. Tai visą šitą dalyką šiek tiek pataisėm, pakoregavom. Dabar čia yra antra versija atspausdinta. Tai jau kaip matom, yra sienelė daug storesnė. Ir jinai atlaikyti turėtų daug geriau visas apkrovas. Tai šitą dalyką irgi pradėsim ir bandysim. Jeigu irgi žmonėm kažkas, tai kas yra iš manęs pirkę šitas plaučių dalis ir yra problemų, jeigu yra kažkur tai trūkę, tai parašykit man. Atsiųskit nuotraukas, pažiūrėsim, įvertinsim ir atsiųsiu, jeigu ką, kitą plaučių dalį, jeigu tenais yra kažkas sulūžę. Tai vat, tokie dalykai. Šitą pjaunam ir klijuojam antrą versiją. Taip, turim 212 ir jam darysim tokį dalyką. Neužsiemu aš pagrindinį ratų keitimų dabar, bet iš esmės dariau programavimą AdBlue sistemos ir reikėjo nuiminėti ratą šitam dalykui. Tai dabar pasižiūrėsiu, ar teisingai yra priveržtas ratas. Ir tam naudojamas specialus dinamometrinis raktas. Yra 150 Nm sukimo jėga. Vat vieną reikėjo šiek tiek priveršti. Visi kiti gerai. Tai iš esmės visiems po programavimo darau šitą procedūrą. Jeigu nuiminėjau ratus, tai turėtų būti viskas ok. Taip, prisijungiam jau viduje 212 ir jam darysim pavarų dėžės adaptaciją. Tai jau pasijungiau kompą. AdBlue sistema yra išprogramuota, čekas nebedega, atvažiavo automobilis su check engine lemputė. Tai šitą problemą išsprendėm pakankamai nesunkiai ir jinai daugiau nebekels problemų. Tai dabar darysim adaptaciją, kadangi pavarų dėžė yra aptarnauta. Tai kimbam į darbą. Taip,
pirmas procesas yra priprogramuoti, ne procesas, gal pirmas etapas yra priadaptuoti pavarų dėžę važiuojant tam tikrą pavarą ir sukimo momentu. Yra pavarų dėžės pūslės sukimo momento adaptacija. Ir jis susideda iš 3 etapų. Tai pirmas yra važiuojant pastoviu greičiu ir spaudžiant pastoviai akceleratorių tam tikrų sunkumu, sakykime, apkrovą. Tai pakankamai yra ką veikti, pažaisti. Taip, antras procesas buvo darant pagreitėjimus pirmą pavarą ir iki praslydimo pavarų dėžės. Ir dabar darysim kiekvienai pavarai atskirai adaptaciją. Tai yra irgi važiuojam pirmą pavarą, tam tikras sukimo momentas, tam tikri sūkiai iš variklio ir perjungiam pavarą. Ok, padarėm pavarų dėžiai adaptacijas į viršų jungiant pavaras ir dabar darom į apačią jungiant. Tai lėtėjant, pavarų dėžė pati turi nusimesti žemyn pavaras ir iki sustojimo. Ir taip keletą kartų, kol sušvelnėja pavarų dėžės jungimai pavarų. Na ką, turim 212 ir va tokį gražumą bagažinės dantis. Neveikia bagažinės liftas. Tai panašu, kad tiesiog bus kažkur tai pakorodavę kontaktai. Bandant uždaryti bagažinę, ją turėtų šiaip pritraukti, bet tai nevyksta. Tai reikės bandyti tvarkyti. Na ką, ir turim rezultatą. Tai kontaktai yra pažaliavę. Pravalysiu kiek įmanoma, bet iš esmės reikėtų į ateitį turbūt juos pasikeisti. Dabar dėja neturiu tokių kontaktų pakeitimui ir taip pat jau pravaliau šiek tiek, bet jau nebepadeda. Tai yra sužaliavęs mygtukas, bet visai laimiai turiu kitą nuo S klasės, bet jisai visiškai toks pat. Tai paimam ir keičiam. Na va, jau pakeisti mygtukai, tai bandom. Jo, bagažinė užsidaro, bet nepritraukia spyną. Tai panašu, teks keisti spyną. Na ką, visgi šiek tiek pasikrapščiau, šiek tiek pareguliavau spyną ir turim rezultatą. Tai viskas, bagažinė sutvarkyta ir dar yra šitoj mašinai 2 problemos, tai yra dešinys radaras ir kairys radaras galiniai. Tai abudu yra mirę. Priekinius sutvarkiau, priekiniai jau veikia. Ir atsirado distronikas, tai prieš tai šitas dalykas neveikia. Tai vat. Gerai, tęsim darbus. Taigi, grįžtam prie ML-o. Ir kaip pamenat, čia va nebuvo šitos apsaugos, dabar jinai jau yra įdėta. Ja kažkur buvau prašyta patinės, turbūt per offroadą pabėgu ir į mišką kažkur tai. Tai vat, čia viskas sutvarkyta. Liko ketvirtadienį vežu keisti vairo traukių ir antgalių priekinių ir darysiu suvedimą. Nes šitoj pusėje jau kaip ir klibėjimas yra, tai nesinori rizikuoti. Iš apačios iš esmės viskas daugiau kaip ir baigta. Gal kažkada reikės nusidažyti apsaugą dugno, bet kažkaip tai nėra labai didelio noro dabar tom užsiimti, tai reikėtų iš tikrųjų ir nusmeliuoti ją, nes tokia negraži. Tai reikės gal tik tai vietom čia dar prikabinti, vat po porą varžtų trūksta. Ir kaip ir viskas. Jau kaip ir uždėjau vasarinius ratukus, tai leidžiu žemyn ir žiūrėsim, kaip atrodo. Nu ką, turim vat tokį 222 S klasę. Ir jam darysim AMG meniu, start-stopą paskutinį režimą.
navigaciją atnaujinsim ir dar keletą žaislų. Tai pradėsim turbūt nuo AMG meniu. Turim čia tokį įdomesnį variantą. 1.6.4, faceliftas, 3 litrai dizelis. Atvažiavo su va tokio relytė įkišta čia. Ir į relytę buvo įkištas dar dantų krapštukas, kad automobilis galėtų užsikurti. Kažką tai darė, nebedarė Šiauliuose, tai reikės, ne Šiauliuose, Alytui, susimaišiau. Tai reikės išsiaiškinti, kodėl nėra traukos ir kodėl automobilis pats nenori užsivesti. Tai jau turiu relytę, kuri priklauso čionais. Pasijungsiu kompą ir darysim diagnostiką. Jau turiu įtarimą, kad įsiurbimo sklendžių varikliukas yra miręs, nes vieną saugiklį degina. Tai jau esu pasiruošęs įrankius pasikelti automobilį, nusimti ratą ir išsiimsim variklio kompą, kuris, aišku, kaip visi žinot, čia stovi. Ir programuosim. Nu ką, automobiliukas jau užvestas, klaidų skydelėje nebėra. Problemyčių buvo ne viena. Keliaujam į priekį. Taip, yra išimta saugiklinė. Tai, kaip prisimenat, va šita relė buvo va tokia įdėta. Aš ją tiesiog pakeičiau į kitą ir sutvarkiau šitos Circuit 15 relės kontaktus. Trūko vieną saugiklio dar. Šito irgi trūko, jeigu gerai matot, šito ir šito. 2 15 amperų saugikliai. Juos įstačiau naujus ir išprogramavau EGR, įsiurbimo sklendžių varikliuką ir AdBlue sistemą. Tai kol kas automobilis lyg ir užsikūrė, reikės bandyti prasivažiuoti. Taip, naktį turėjom tokių nesklandumų šiek tiek. Perrašinėjau softą skydelio, kad galima būtų aktyvuoti AMG visos meniu. Tai problemėlė yra įvykusi su perrašymu, tiesiog su vieną programą bandžiau perrašinėti ir užlūžo naktį. Šitas dalykas, vienas failas, kuris rašosi 6,5 valandas, užlūžo, tai dabar visą operaciją tenka kartoti. Kartuoju su kita programa, tai bandysim, nes kol kas tai skydelis mirties būsenoje. Tai žiūrėsim, galbūt gali netgi tekti ir atstatinėti į originalą. Nu, įdomu, nutrūks ar ne. 99 procentai. Tikėkimės viskas pavyks, nes daugiau nebenoriu jau užsiimti šitais perrašymais. Visą naktį prastovėjo mašina tuščiai, būtų jau kaip ir susiprogramavus. Tiesiog nutrūko įrašymo procesas, tai žiūrėsim, 99 procentai turėtų lyg ir gal netgi ir pasisekti. Tai laikom čiūrikus. 100%, viskas. Turim, skydelis užsidegė. Tai jo, visgi praeitos programos buvo problemėlė. Tai turim jau suprogramuotą. Tai dabar beliko tik tai išsitrinti klaidas ir paprogramuoti dar porą dalykų. Ką, žemėlapio aktyvacija įvyko sėkmingai. Žemėlapiai yra naujausi, kas įmanoma dabar. Pagrinde, aišku, buvo šitas dalykas darytas dėl to, kad ženklų atpažinimą galėtų tiksliau rodyti, kadangi dalį informacijos ima iš žemėlapių. Jeigu, tarkim, rodo pas jūs ekrane, koks yra greitis, tai dalį informacijos ima iš žemėlapių. Tai turim 211, 642 variklis. 100 kW, čia čipuota, daryta kažkas tai ir atvažiavo su problema, kad dingsta trauka. Trauka dinginėja dėl dviejų dalykų, tai pagal klaidas turbinos aktuatorius ir sklendžių varikliukas. Turbinos aktuatorių pakeitėm. Patrauksiu šiek tiek plastikus. Stovi naujas turbinos aktuatorius ir yra atjungta fiškutė.
Ten giliai nežinau ar matot, bet atjungta fiškutė dėl sklendžių varikliuko. Klaidų jokių nerodo, bet traukos vis tiek nėra. Tai kadangi čionais jau buvo čipuota, programuota, kažkas daryta ir plus dar matosi yra atidarinėtas variklio kompas. Šitoje vietoje buvo jisai prapjautas ir dabar yra užklijuota, užizoliuota. Tai reiškia jau kažkas tik krapštyta. Tai dabar ką darom? Sėdam į automobilį ir, kaip matom, programuojasi jau originalus softas variklio valdymo bloko. Variklio valdymo blokas atsinaujins į originalų softą ir žiūrėsim užkūrus, kokiasgi klaidas meta. Galimai, kad buvo per daug išprogramuota, kažko tai pašalinta klaidų. Tai bandysim atstatyti originalą ir žiūrėsim, kągi tenais dar nori šitą mašiną. Na ką, jau turim originalią programą ir jungiamės prie variklio kompo. Tai kol čionais viskas jungiasi, dar norėjau priminti klientams, jeigu jūs skambinate, tarkim, ryte 8 arba 9, tai jūs tikrai man neprisiskambinsit. Telefonas yra įjungtas darbo metu, pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 10 iki 7, o penktadieniais nuo 10 iki 5. Tai jeigu jūs bandot susisiekti kitų metų, na, žinokit, aš visą parą tikrai nebendrauju su klientais, tai tiesiog palaukit darbo laiko ir tada skambinkit. Tikrai prisiskambinsit ir pabendrausim. Dabar jau kelintą rytą atsikeliu, iš tikrųjų jau ilgą laiką atsikeliu ir matau, ateina žinutės su praleistais skambučiais, kai skambučiai būna 9, 10 vakaro, 7 ryto kažkas irgi sugeba skambinti. Tai, na, tiesiog gerbkime vieni kitų laiką ir skambinkime darbo metu. Tai vat, jau matau, prisijunginėja, baigiau prisijungti prie variklio ir žiūrim, ką turim. Tiksliau ne prie variklio, prie automobilio. Einam tiesiai į variklio kompo klaidas. Jau pakankamai ilgai čia krauna. Nieko, pasijungsim. Ką mes turim iš klaidų. Tai slėgio skirtumo sensoriaus klaida, EGR, įsiurbimo kolektoriaus varikliuko klaida. Tai reiškia, reikės atjungti dar DPF slėgio skirtumo sensorių. Ir čionais yra ventiliatoriaus klaida, bet jinai kaip ir neaktuali, nes dabar yra atjungtas ventiliatorius, tiesiog programuojant, kad nesisuktų 100%. Pažiūrėsim gyvus parametrus, kas čionais dar. Čia turim 213 ir jam montuosim ne ką kitą, o skydelį. Pilnas full LED skydelis bus ir didžiąją magnetolą. Tai didžiai magnetolai sumontuoti reikia pačio valdymo įrenginio, jį keisim ir plus dar yra USB lizdai. Šitie USB lizdai nepalaiko CarPlay funkcijos, tai juos irgi reikės pasikeisti. Tai vat, tokie dalykai. Pradėsim turbūt nuo ekrano, pasijungsim jį ir toliau perėsim prie magnetolos. Ok, variklis užsikūrė, programa perdaryta, atjungti EGR visokie, sklendės, DPF-as ir pirmas stage'as perdarytas, kadangi buvo jau daryta ir nelabai gerai daryta. Tai sudedu viską atgal, kaip priklauso ir važiuoju prasitestuoti. Buvausi kieme, girdžiu kažkoks sprogimas. Ateinu prie GL stovinčio. Labą dieną. Tiesiog stovint sprogo pagalvė.
Taip, dabar trinam senus žemėlapius, jų ištrinimui irgi reikia tam tikro PIN kodą, ne šiaip paprastai, ir kadangi čia buvo šitą magnetolą kitoj mašinai, tai ją pačią magnetolą pririšti dar reikėjo, jai dar PIN kodą reikia. Ir dabar dar, kadangi naujinsim žemėlapius į 14 metų, jau šiemet išėjo kaip tik prieš porą savaičių nauji žemėlapiai, tai dar ir trečią PIN kodą reikės, tai tiesiog PIN kodų karalystė. Taip, jau turim va tokį vaizdelį, ekranas yra pririštas pilnai, jokių žinučių, jokių klaidų, ryda rodo, su radija irgi viskas yra ok. Taip, atbulinį jungus kamera rodo, šoninė kamera dabar, kadangi durys atidarytos, nerodo, bet viskas veikia. Vienintelis dalykas, kas liko, tiksliau du dalykai, kurie liko padaryti, tai ambientą, nepajungtas dabar ant pačios planšetės, kadangi neturiu laidų su kuo pajungti, tai reikės turbūt kitam kartui pasiplanuoti susitikimą. Ir dar reikia supūsti navigaciją, kadangi yra skambutis nutraukia įrašą, tai reikia įrašyti tik tai navigaciją. Kadangi navigacija dabar yra išėjusi 24 metų, tai ją siunčiuosi, reikia pačiam atsinaujinti flešiukai, kurį įrašyti ją. Ir reikės licenciją susigeneruoti jam, tai laukiu ir kažkiek tai laiko užtruks tai. Tai va, šiaip viskas, esu patenkintas darbu ir tikrai automobilis pagyvėjo. Ką, ant keltuvo turim 104 pakabintą ir jis atkeliavo pasikeisti į ESM bloką. Tai kaip ir iš senesnių laidų matėt, ESM blokas stovi čia ant pavarų dėžės. Jisai atsakingas už pavarų dėžės perjungimą iš parkavimas į neutralų, atbulinį ir važiavimo į priekį režimus. Tai kartais jam ateina paskutinioji diena, tai šitam jau praktiškai irgi beveik atėjo paskutinioji. Kaip matom, turim kardaną nuo ML420, čia yra 320, tai reiškia jau dar ir kardanas keistas. Na, jį mums reikės atsisukti ir nuimti, arba bent jau patraukti. Na, iš tikrųjų, užteks patraukti greičiausiai tik tai. Tai kad netrukdytų nusiimti ESM bloką, tai turbūt tom dabar ir užsiimsim. Jau kaip matau, čia bandyta buvo keisti tas blokas, turbūt galvoja, kad tiesiog įdėjus jisai veiks, bet ne velnio. Netgi prisukta varžtais neoriginaliais, kiek matau, nors gal ir originalas, tiesiog neuždėtas skarda ant viršaus neuždėta ir vienas varžtas čia trūksta jo. Ja, nu tai okei, šitą nusiemu ir dedam kitą. Nu ką, sambloką pakeitėm, kardanas vietoj, sambloką, ką aš jau šneku, baišausiau tarp mašinų ESM bloką. Tai ESM bloką uždėjom, jisai uždėtas jau nunulintas ir liko jį tik taip priprogramuoti prie automobilio. Kardanas irgi uždėtas, padangų nerasta, visiškai plikuma ir plus dar ir skirtingos. Tai siūlyčiau, kas važinėja su formatiku, priekis galas, kad būtų vienodos padangos. Tikrai pasaugosit ir patausosit savo paskirstimo dėžę. Gerai, leidžiam mašiną ir programuojam iki galo, varam laukan šitą šedevrą ir įmam kitą mašiną. Taip, atėjo laikas atsisveikinti su savo triumfu. Jisai jau yra kaip ir parduotas, jį perka kolega mano vienas, tai dėja tenka su juo atsisveikinti. Taip pat tenka atsisveikinti ir su mano antros pusės Hornetu. Jeigu kažkam tai rūpi ir norėtų nusipirkti strituką šiam sezonui, tai
galit kreiptis, galėsim sutarti kainą. Pasikroviau dabar akumuliatorių ir uždėsim sėdynę ir mokslas bus paruoštas. Taip, praeitą video rodžiau krūvelę detalių ir daviau jums užduotį atspėti, kiekgi iš tikrųjų kainavo ta krūvelė. Jos kaina iš tikrųjų buvo 1368 eurai. Tai vienas iš arčiausiai buvo atsakymų Mindaugo, bet dėja suapvalinus ir artimiausias atsakymas teisingas buvo Like a Boss. 1400 eurų. Tai susisiek su manimi Mercedes Guru Vilnius Facebook'e arba parašyk elektroniniu paštu mercedesguru@icloud.com ir susitarsim dėl atsiėmimo tavo prizo. Dėja, praeitų konkursų, tai jos 3 video, nėra atsiėmusiųjų prizų, tai prizai grįžta į kraitį, sakykim taip, ir kitą savaitę bus tie patys prizai. Kitame video bus tie patys prizai pralošiami. Tai ačiū, kad žiūrit, būtinai laikinkit, kad nepraleisti naujausią video. Subscribinkit ir susimatysime kitą kartą. Iki.